Savaitės energijos žiūrime. Finansai, karjera, asmeniniai santykiai, asmeninis augimas ir kalados dugne. Savaitės pradžia gali kažką tai paskatinti išeiti iš aukos pozicijos. Ten, kur buvote pakibę, ten, kur jautėtės auka, tai šioje vietoje situacija pradės judėti į priekį. Savaitės viduryje jūs sieksite savo pilnatvės, ieškosite bendradarbiavimo, ieškosite mainų su žmonėmis arba kursite tokius planus, kur jums tolygiai sugrįžtų įdėti resursai. Perimsite atsakomybę ant savo pečių. Pradžioje tai gali atrodyti pakankamai sudėtinga, bet tai yra ne apie ką kitą, o apie sunkumus, kurie yra priėmus visą gyvenimo atsakomybę ant savo pečių ir judėjimas į naujus vandenis. Ir jūs į juos išjudėsite. Išjudėsite į kitą lygmenį. Jeigu savaitės pradžioje buvo tik tai tam tikri nedideli veiksmai ir impulsas į tai judėti, tai į savaitės galą jūs jau išeisite į pentaklių riterį. Tai reiškia tas riteris, kuris jau nepėsčias vaikšto kaip šitas skeptrų pažas, bet juda su arkliu. Gan lėtai, stipriai, bet stabiliai, kaip su žemaituku. Užtikrintai. Tai toks būtų bendras savaitės fonas. Nepamirškite, kad tai yra bendra analizė. Jeigu jums domina kažkas tai individualiai, tai raukitės apie tai asmeniškai. Taigi, žiūrime toliau. Ką mes turėsime šioje savaitėje, kas liečia finansus? Finansų srityje bus priimti tam tikri sprendimai, kurie tikrai jums teiks džiaugsmo. Galbūt tie sprendimai bus iš to konteksto, apie ką jūs anksčiau svajojote. Taip kad finansų srityje, jeigu dar ir nesimato kažkokių tai realių veiksmų, ar galbūt nebus didelės dinamikos,